Labas rytas, ponas Jonai. Sveiki. Malonu šiandien susitikti su jumis kavos. Turbūt pristatinėti nebereikės jūsų. Daug kam esate pažįstamas ir žinomas. Antros religijos mūsų atstovas. Tai šiandien mes turim nuostabų rytą su Jonu Kazlausku. Pirmas klausimas. Kokia jūsų buvo vaikystės svajonė? Tų svajonių buvo labai daug. Metams bėgant, brestant, tos svajonės kažkiek keičiasi. Bet jeigu dabar kalbėti apie mano profesiją, ką aš darau, tai kažkada, kai aš pats žiūrėdavau vaikas būdamas rungtynės, kai žaidė tuometinis Žalgiris, visi sirgom už Modestą Paulauską, kitus krepšininkus, tai aš pats, būdamas Panevėžio pirmos vidurinės, dabar Balčikonio vidurinės mokyklos moksleivis, niekada negalvojau, kad kažkada teks pažinti, sakykime, Modestą Paulauską arba net žaisti kažkur prieš jį. Tai įsipildė. Tada jau, kai įsipildo pirmą svajonę, tada galvoju, kodėlgi ne. Po to studijos Vilniuje, po to svajonė žaisti meistrų komandą, vėl įsipildė. Tada buvo svajonė žaisti Lietuvos rinktinėje, kas irgi įsipildė. Ir po to prasidėjo trenerio karjera. Ir kai žiūrėdavai tas aukščiausio rango varžybas, visas galvodavai, kaip ten tie treneriai, kaip ten tos komandos, kaip ten tie rezultatai. Pagalvot, kad tu kažkada žaisi, sakykime, Europos pasaulio pirmenybėse arba olimpiadose, arba prieš kokią NBA komandą. Vėlgi tai įsipildė. Dabar jau už nugaros 4 olimpinės žaidynės. Tai turiu pasakyti, kad daug tų svajonių pildosi, tik reikia siekti jas užsibrėžus tikslą. Bet jūs augot Panevėžy. Taip. O Panevėžy svajonėm įsipildyti nebuvo lengva, aš taip įsivaizduoju. Matai, nebuvo ir sunku, nes man pasisekė gyvenime, kad pirmiausia mokykloje buvo labai stiprus pedagogų kolektyvas, kurie buvo reiklus ir nebuvo aš pats blogiausias mokinys. Antra, kada pradėjau sportuoti, patekau į labai geras rankas. Raimundo Sargūno rankas. Ir gal tas toks prisilietimas jo labai mane nukreipė. Nukreipė ten, kur reikia. Ir dabar kartais, kai susitinki draugus, savo klasės laikų bendramžius ir be abejo yra daug labai šaunių vyrų, kurie pasiekia labai daug kažko kitose srityse, tai nebūtinai turi būti krepšinis. Yra ir kurie mažiau pasiekia ir tada, kada prisėdam prie alaus bokalo ir kalbamės, kaip buvo tada, tai sakau, matai, kai ten mes knygas skaitėm, kada zubrinom pamokas, tu jau alų gėrėjai, tai dabar grįžo viskas atgal. O čia daugiau asmeniniai bruožai pasirinkimo, ar tėvai turėjo įtakos? Be abejonės, kad tėvai turi labai didelį įtaką pastebėti pas jauną atžalą, kur linksta. Aš galvoju, kad priversti, jeigu tu nenori, tai labai sudėtinga. Aš nežinau, ar kam yra pavykę, bet pamatyti, į kur linkstama, padėti, kai stumtelti truputį, tai be abejo labai didelis dalykas. Pasakykite, Jonai, turite 2 nuostabias dukras, kiek pažįstu. Taip, aš labai jomis patenkintas. Žinom, pastebim. O sakykite, ar buvo noras kažkur, kai jūs sakot, palenkti? Gal į sporto šakas? Galiu prisiminti tokių porą istorijų. Pirma, tai žmona labai norėjo, kad dukros grotų pianinu. Ir vyresnioji lankė, nepamenu, 4 ar 5 metus. Ir kada nuėjom į koncertą tą, kurį mums surengė muzikos mokykla tėvam, atėjo ten mažesnės daug mergaitės, kurios su veido išraiška, su įkvėpimu sugrojo kūrinius. Mano dukra atsisėdo, tos kaladės nereikėjo pakišti, vien tokia buvo aukštesnė už kitas ir bim, taip, kaip sakant, viena nata atpylė visą kūrinį
Tai aš pasakiau, mamai, užtenka. Sakau, jeigu jinai nenori, nėra ko versti. Sau, kad moka, tai sau. Lygiai taip pat, kaip nevertėm, kad būtų krepšininkės, nes tai yra nelogiška. Jeigu jos nenori, jos turi pasirinkti tai, ką jos nori, kas jos traukia, nes pati didžiausia gyvenime dovana, kokia gali būti, jeigu tu dirbi darbą, kurį tu mėgsti. Jeigu tu dirbi darbą, kurio tu nemėgsti, tai tas ir darbas toks atsainus. O jeigu būtų buvęs sūnus? Vėlgi nuo jo pasirinkimo. Dabar turiu šaunų anūką ir anūkę. Tai... Ir dar kažkas laukia? Ir dar kažkas gal bus. Ne, gal, bet... Tai vėlgi niekas jų nevers, tikiuosi, tėvai per jėgą. Aš gal pasufleruosiu kažkiek iš šono, bet ką norės, tą jie patys pasirinks. O jeigu anūkas pasirinktų krepšinį, ar senelis padėtų? Be abejo, nes tai mūsų pareiga. Ar pasirinks krepšinį, ar pasirinks kažką kitą, mūsų pareiga padėti. Ar nuolaidžiaujant anūkams? Tėvai daugiau nuolaidžiauja. Nors aš nesu irgi griežtas per daug. Matai, neturėjau tiek daug laiko dukrom, nes tuo metu labai aktyviai sportavau, labai buvo aktyvus gyvenimas kelionėse, jos užaugo praktiškai su mama. Tai norisi anūkam daugiau atiduoti. Kompensuoti. Supratau. O sakykit, iš krepšinio pasaulio, kokias pergalės prisimenat? Įsimintinas akimirkas per savo karjerą. Pergalės ar pralaimėjimai prisimena vienodai. Pakankamai ilgai. Be abejo, nes pirma pati pergalė tai atėjo su jauniais. Kada tapom 94 metais Europos jaunių čempionai, tada buvom labai išdidus. Praktiškai tai buvo pirmoji jaunių rinktinė Lietuvos. Ir mums pavyko iš pirmo bandymo po nepriklausomybės atkūrimo. Po to atėjo pergalė su Žalgiriu. Kada laimėjom Saportos taurę 98, galvojom, kaip mes aukštai, kokiam viršuje. Kiti metai dar atnešė daugiau Eurolygos laurus. Man viena iš labiausiai įsimintinų, tai aišku, Sidnėjus, kada su jauna komanda ir su labai gražių žaidimų iškovojom bronzos medalius. Paskui gyvenimas mėtė ten, šiandien, daugiausia dirbo užsienį ir buvo pergalių užsienį. Jas aš neužmirštu, aš jas atsimenu, bet pasakyti, kad vienareikšmiškos tos pergalės, kada tu iškovoji su savo šalies komandas, ar nacionalinė rinktinė, ar su klubu, gana yra skirtingi dalykai. Supratau. Darbą, aišku, tu atlieki tą patį, tu stengiasi maksimaliai, tai yra tavo darbas, tu privalai jį atlikti. Be džiaugsmo atžvilgių, jeigu čia džiaugiesi kokias 3 dienas, tai ten viena. Trumpiau. O sakykit, kaip visiems per gyvenimą tenka dirbti su daug žvaigždžių krepšinio? Ar yra pakankamai lengva sutvardyti jas? Mano principas toks, reikalauk iš visų vienodai, bet protingai. Ta prasme, kaip pasakyti, jeigu, pavyzdžiui, tu laimėjai kažkokias sunkias rungtynės ir tavo ten žvaigždė žaidė labai ilgą laiką ir daugiau pavargo už kitus, tu negali kitą dieną vienodai jį tenai reikalauti ir taip toliau. Tu turi atitinkamai duoti poilsio, bet kada jis jau pailsėjo, tu reikalauji vienodai. Gerbti amžių, kurie jau vyresni nebegali atlaikyti tokių krūvių, be abejo, nes tu turi protingai žiūrėti. Trečias dalykas - nemeluoti. Paaiškinti, kodėl taip, o kodėl ne taip. Tada viskas paprasta. O kaip užsitarnaujamas pasitikėjimas? Aš įsivaizduoju, treneriai irgi turi įgauti. Jeigu tu laikaisi tų principų, ką aš sakau, jeigu žaidėjai mato, kad tie dalykai veda į pergalės, į geresnį žaidimą, jie priima tai. Tu turi žaidėjų įrodyti. Man nepatinka žodis dresiruoti. Dresiruoti tu gyvulius gali tenai, gyvūnus. O čia yra asmenybės, tokios pat kaip ir tu. Gal dar protingesnės. Tai diskusijose, tokiuose pasikalbėjimuose tu turi įrodinėti savo tiesą. Aš nežinau, ar būsiu teisus, bet kiek iš varžybų tenka stebėti plačiaja prasme.
tarkim, būna pergalės. Dažniausiai būna išaukštinami žaidėjai, vat, kas kiek pelnė, kaip ten nuostabiai sužaidė. O kai vyksta pralaimėjimai, kažkodėl didžioji dalis tenka treneriui. Treneris nesusitvarkė. Taip sudėtas gyvenimas. Taip sudėtas, taip. Pavyzdžiui, pati stipriausia lyga, NBA lyga, yra žaidėjų lyga. Viskas sukasi apie žaidėjas. Pirmiausia, surandamas žaidėjas, apie jį būriamą komandą, po to surandamas treneris, kuris jiem nemaišytų. Europoje kiek kitaip, trenerio svarba yra. Negaliu pasakyti, kad visą laiką jau taip tas treneris ten gali būti klasių skirtumas ir tu nieko nepadarysi, tu tiesiog... O kaip jūs atsipalaiduojat nuo visko? Po visų varžybų? Koks geriausias poilsio būdas galbūt? Nu, daug yra tų būdų. Anksčiau labai mėgdavau po mišką vaikščioti grybauti, bet paskui mūsų didis krepšininkas Arvydas sako, kad treneris, jūs sako, visą laiką grybaujat, aikštelį grybaujat, miškę grybaujat. Nu tai pradėjau žvejoti su juo, paskui su kitais, dabar žvejyba, bet kad to laiko vis mažiau ir mažiau. Koks didžiausias laimikis žvejybos? Įspūdingiausio jo? Nu, man teko žvejoti ir Australijos vandenyse, ir Miami, ir dar kai kur kitur. Esu ir ryklį pagavęs, kurį iš karto kapitonas nukirto valą ir paleido atgal. Dar kai kurie žuvis. Šiaip man labiausiai patinka vis dėlto Lietuvoje, kur nors ežere su valtelė. Nes nėra lengva pagauti. Nu, priklausai kaip kokia diena, bet nesu aš tas užkietėjęs ir profesionalus žvejys, kuris turi labai daug laiko, žino kaip, kur ką. Kartais mane draugai pasiima, pamoko ten visą kitką. Aš mėgstu tą. Aš galiu sėdėti valtei su meškerė, jeigu karšta diena bus toje pačioje vietoje įsimaudyti ir vėl žvejoti. Mintis bėga, jeigu gerai, yra gerai. Ne žuvis yra pagrindinis dalykas. Bet aišku, tas azartas, kai užkimba, aišku, jis yra malonus. Ir sakykit, Jonai, į pabaigą keli klausimai. Ką iš Lietuvos krepšininkų išskirtumėt kaip asmenybę, turinčią daugiausia gal gerųjų, stiprųjų savybių? Nu, matot, reiktų daug išskirti ir, aišku, toks kaip užaugo Sabonis, jis išsiskiria iš visų, kuris vienas galėdavo nulemti eigą, bet reikia prisiminti kartą daug anksčiau prie manęs, prieš mano kartą, tai krepšininkai, kuriuo aš nemačiau, tai ten, kiek aš atsimenu, visi pasako apie Būtautą, apie Stonko. Kokie jie buvo iškilus, po to buvo Modesto karta. Modestą visi ant rankų nešiojo, dievino ir jau man teko matyti, kada pykė ir žaisti prieš jį, kada jisai buvo pykė ir niekas jo negalėjo sustabdyti, matyti, kada jis jau baigė karjerą. Po to, kaip sakau, atėjo kita karta, atėjo Sabonio, Marčiulionio, kitų žaidėjų karta, tų žaidėjų visą laiką. Dabar po jų užaugo karta, su kuria aš kartu užaugau. Tai jau ir Jasikevičius, Štombergas, kiti žaidėjai. Čia juos galima būtų vardinti ir vardinti. Tikimės, kad dabar būrys jaunų žaidėjų ateina į rinktinę, jau gal atėjo ir vėl užaugs nauja karta. Aišku, pagal rezultatus, pagal viską, pagal įtaką krepšiniui, pagal vaidmenį, vis dėlto aš Sabonį atiduodu pirmą vietą. Sabonį pirmą vietą. O gal kokias prognozes artėjant Lietuvos vyrų krepšinio įvykiams? Nu, prognozė yra nedėkingas dalykas. Prognozuoja tie, kur nesupranta krepšinio. Sunku man apie tai dabar kol kas kalbėti, nes aš nežinau, dar per anksti truputį, nes aš nežinau, kas susirinks galutinai, nežinau, kas pas varžovų susirinks, kokia ten susiklostys situacija ir taip toliau. Bet mes visiems laikysimės už lietuvius. Mes be abejo, mes tenksimės iš paskutinių. Ar sirgaliai daug įtakos turi? Labai. Labai daug turi. Organizuoti sirgaliai, kurie palaiko savo komandą.
iš pradžių klubai organizavo sirgalius kai kuriuose šalyse, kad jie tą keltų triukšmą palaikytų, šūksniais atakuotų teisėjus, varžovus ir taip toliau. Ir kai kuriuose šalyse, kai kuriuose miestuose sirgaliai yra labai organizuoti. Bet lietuviai visą laiką palaiko saviškius. Lietuvoje sirgaliai šaunus. Paskutinis klausimas, kuriam galvau, kurį užduot. Įsivaizduokit, Jonai, kad jūsų proanūkiai kažkada pamato šitą video ir koks būtų jūsų palinkėjimas? Man įdomu būtų pačiam po daug metų pasižiūrėti ir kaip viskas pasikeitė, kaip viskas, kiek visur žmonija pažengė į priekį. Deja, aišku, tai neįmanoma. Bet vat, jeigu esant galimybei, ko palinkėtumėte? Kad normaliais, dorais piliečiais užaugtų, mylinčiai savo šalį, dirbančiai šalį ir protingais. Nebūtina visiems būti krepšininkais, yra daug labai sferų, labai daug sričių, kur galima save realizuoti ir reikia to siekti ir turėti tą džiaugsmą, dirbti darbą, kurį tu myli. Tai šiandien tiek, labai ačiū už rytinį pokalbį ir lauksime žinių iš krepšinio gyvenimo. Ačiū. Malonu.